Štai tiesiu ekskursiją po Kybartus. Štai vėlgi senas raudonų plytų namukas kaip Virbalyje. Čia irgi daug tokių namelių bus atrestauruotas, atrenovuotas. Žmonės gyvena. Prieki rodo rodiklė, kad įvištyti į Karaliaučių vadinamą Kaliningradą. Oi, koks vėjas. Toks vėjas, kažin ar ką girdėsit. Gal kažkur papasakosiu, kur nebus vėjo. Štai parduodamas koksai namas. Matai, antras aukštas parduodamas. Pirmam tikriausiai gyvena. Koksai senovinis. Čia labai senas miestas. Kybartai. Čia bus ką veikti visą dieną iki vakaro. Štai netgi su kolonom. Kažkai įsikūrė. UAB Kybartų darna. Neaišku, kas čia įsikūrė. Tuma ir senas labai pastatas. Čia vėlgi rodo rodiklė, kad bus Kristijono Donelaičio gimnazija. Čia miestas kaip reikiant. Ir su progimnazijom, ir gimnazija. Ką jūs savo galvojat, ne šiaip savo. Kybartai ne šiaip savo. Štai va matot, šiame pastate 912 metais atidaryta pirmoji Kybartuose vidurinė mokykla Caraičio Aleksiejaus Virbalių berniukų gimnazija. Tai va čia žymus pastatas. Labai. Dabar gyvena žmonės. O, ir sargas jau pajuto mane. Štai va tas paradinis įėjimas. Aha. Štai va ten koksai gražus pastatas irgi raudonų plytų. Įdomu. Oi, čia labai. Čia nuosavas namas, koks gražus kaip pilis. Čia be abejo irgi senovinis. Štai dabar įsikūrė čia maisto prekės srovė. Koksai gražus namelis. Ten toliau dar kokių gražių namų. Raudonų plytų. Už tai ir bažnytėlė. Kaip čia įdomu suprasti, čia parašyta Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija. Bet tai, kad čia kaip bažnyčios pastatas. Čia labai įdomu. Ten toliau taip, dakurtas naujas pastatas, o čia tipo
administracija, bet kaip įdomu, atrodo kaip bažnyčia. O čia pasirodo mokyklėlė. Štai va čia dar perbėgsiu į kitą gatvės pusę. Čia matote toksai pastatas jau nebefunkcionalus. Čia gal kažkada buvo kokia krautuvėlė, gal tėvai atsimins, kas čia buvo. O čia va didžiulis kompleksas. Kas čia buvo, tiesiog nežinau. Gal čia buvo koks fabrikas. Labai egzotika. O mašinos rieda kaip darbo diena, šiandien šeštadienis, kur jūs visi riedat. Gal į svečius? O, tvoros jau baigė griūti. Čia dar mane užgrius. Čia kokios caro laikų kareivinės, karinis miestelis. Čia tik pristatyta, dar baltų plytų pataisyta, bet prašau, 4 aukštų pastatai. Kodėl čia rodo į Karaliaučių į dešinę? Keista, lyg būdavo tiesiai. Čia vartai, bet jokios čia istorijos, kas čia. Čia būtų įdomu panaršyti, čia tas Samoška, tai gal lystų ir kažkur filmuotų. Gerbiamas Samoška. Aš tai galiu taip nelysiu. Nenoriu įsipurvinti Da gali būti ir kokių šunų. Nu, tuomsyk. Čia toj teritorijoje netgi koks va buvęs gyvenamas namas, kaip priklausantis už kokiam direktoriui. Čia tverta tokia plytų, raudonų plytų tvora. Čia tikrai, kad labai kažkoks objektas buvęs. Tai čia dabar padaryta siena, taip išeina, stop. Čia taip pat senovinis pastatas, pritaikytas šiuolaikinėm reikmėm. Tai kavinukė Rūta. Labai gražus ir kažkokia parduotuvėlė. Bet parduotuvėlė panašu, kad nefunkcionuoja. Čia dar pamačiau gražių pastatų raudonų. Kavinukė atrodo iš kitos pusės. Kaip gražiai senovinis koks pastatas. Labai gražus.